Dėkoju gerbiamas Seimo pirmininkė, gerbiami kolegos. Paskirtasis premjeras Mindaugas Sinkevičius tikrai galėjo pradėti darbus iš esmės pozityviame fone. Pasikeitimai koalicijoje, jo kaip tinkamesnio kandidato premjero pareigoms vertinimas sudarė tam visas sąlygas. Deja ir šiuo trečiuoju socialdemokratams šansu pasinaudota nebuvo. Vietoje to esame situacijoje, kai šio dokumento, vadinamo vyriausybės programa, mes šiandieną iš esmės neturėtume net svarstyti ir dėl jo balsuoti. Pirma, tai ne šios vyriausybės bendrai ruoštas dokumentas, jį parengė kažkas iš Mindaugo Sinkevičiaus aplinkos ir pateikė tiems žmonėms, kuriuos vėliau Mindaugas Sinkevičius pasirinko kaip būsimus ministrus. Tai patvirtina, ko ne visi paskirtieji ministrai. Liberalų sąjūdžio frakcijoje buvome susitikę su dalimi jų ir jų pačių prisipažinimu geriausiu atveju jie atliko redakcinius pakeitimus savo dalyje vyriausybės programos. Tokių sričių kaip finansai, vidaus reikalai ir aplinkosauga. Visos šios sritys bus diriguojamos iš vieno kabineto, nes bent šie ministrai su savo dalimi programos buvo beveik nesusipažinę. Antra, atrodo, kad socialdemokratai mėgina visuomenį įrodyti, kad gali keisti vyriausybės kas 9 ar 10 mėnesių ir kas kart pateikti iš esmės vis silpnesnį sąstatą. Bent 2 ministrai finansų ir vidaus reikalų turi labai mažai bendro su jiems patikėtomis sritimis ir, kaip sako patys socialdemokratų senbuviai, yra kosmonautai. Ir ne, Seimo pirmininkė, aš manau, kad kosmonautai šiuo atveju nėra komplimentas, o tai jau yra labai neigiamas vertinimas. Ir iš tikrųjų išskirtinis neatsakingumas, nes niekaip negali atmesti, kad ši vyriausybės sudėtis taip pat yra ne pati paskutinė ir dar matysime pasikeitimų. Na ir trečia, matyt svarbiausia šiandieną, užregistruoto dokumento negalime vadinti vyriausybės programa, nes ji užregistruota prieš prezidento dekretą. Programa šis dokumentas galėjo tapti, jei Liepos 6 dieną ji būtų pertvirtinta po dekreto pasirašymo ir tuomet tik tai pateikta Seimui. Dabar tai yra socialdemokratų partijos paruoštas programos juodraštis. Save gerbintis parlamentas neturėtų būti atlaidus tokioms esminėms procedūrinėms klaidoms. Todėl detaliai programą vertinti galima bus tik tada, kai ji bus pateikta gerbiant Konstituciją ir joje numatytas procesas.